Sveiki, su jumis laida Grožio principai. Antakių laminavimas. Kuo jis išskirtinis ir ar ši procedūra tinka visoms, apie tai jau šiandien laidoje. Labas, Agne. Labas. Esi antakių ir blakstienų meistrė. Kaip tu atsidūrai šioje srityje? Šioje srityje atsidūriau prieš beveik 10 metų. Tai prasidėjo nuo to, kad iš tiesų studijavau ekonomiką, finansus ir šiaip visada svajojau įlysti kosmetologijos, kaip sakoma, kelnes, bet kažkaip, tiesiog tuo metu gal ir tėvų nebuvau paskatinta ir ekonomika ir finansai buvo labai tikslinga, geros ateities galbūt perspektyvos. Tas studijas aš baigiau, man labai patiko, tačiau dirbdama, man būnant studentei, trūko finansų. Ir tuo metu Lietuvoje atsirado blakstienų laminavimas, tai buvo visiškai nauja procedūra ir kam pasakydavai, kad yra laminavimas, tai buvo arba darbo pažymėjimas laminuotas, arba laminuotas grindis. Viskas. Tikrai. Nes tuo metu blakstienų turbūt viršūnėje buvo volum priauginimai, blakstienos, ilgios, tankios. Tai laminavimas buvo visiška priešingybė tam natūralumui. Ir niekas galbūt nežinojo, ar ne, kad yra tokia procedūra natūrali. Tai apie tą procedūrą mes turėjom tikrai nemažai metų transliuoti ir perduoti klientui tą žinutę, ką ta procedūra duoda, ką klientas gauna po procedūros, koks yra ilgalaikis efektas, kaip yra patogu, kad nepririša kliento ar ne kas 3 savaitės eiti į blakstienų priauginimo korekciją. Tai taupančiams laiką tai yra idealu. Ar buvo sunku susiburti tą klienčių ratą, kuomet pasibaigiai savo pirmosius mokymus? Iš tiesų klientų ratas tikrai yra sunkus reikalas, nes mes nesam pinigas, kad klientui visuomet patiktumėm. Kartais galbūt nepatinka klientui, kaip tu atrodai, kaip tu bendrauji, kur tu dirbi, gal kartais kažką netai pasakom ir tas klientas gali vieną mėnesį ateiti, kitą mėnesį išeiti. Kitas vėlgi dalykas, kaip aš dažnai kartoju, nagų meistrai jiem yra gana lengva susikurti ir suburti klientų ratą vien dėl to, kad kas 3 savaitės klientas pas tave pastoviai ateina. Pas mus procedūra laikosi mėnesį, laikosi 2. Yra klientų, kur ateina 2 kartus per metus, vasarą ir prieš kalėdas, nes prieš kalėdas būtina. Ir yra klientų, kurie lankosi pastoviai, kas maždaug 6-8 savaitės. Bet reziumuojant, klientų bazė turi būti didesnė. Ar skiriasi tas kliento pritraukimas, kuomet buvo prieš 10 metų, kuomet pradėjai dirbti grožio srityje ir dabar? Oi, tikrai taip. Tada, kai pradėjau, tai užteko iš lūpų į lūpas, Facebooko grupėse pasidalinti, kas tu tokia esi, savo darbus prieš ir po. Šiai dienai mes turim kurti reelsus, kurti kontentą, rodyti, kuo aš esu geresnė nei kita meistrė ir kad tas klientas pas mus ateitų. Žinoma, klientai yra labai protingi, jie domisi ir tavimi, domisi, ar tu kažkur dalyvauji, domisi tavo laimėjimais, domisi, su kokia produkcija tu dirbi. Tai klientas iš tiesų yra labai protingas, apsiskaitęs ir jo taip lengvai neapgausi. Tai žodžiu, dabar neužtenka būti vien tik tai gerų specialistų, dabar reikia ir su geromis priemonėmis dirbti, ar ne, nes klientai jau žino ir apie priemonės viską ir dar dalyvauti renginiuose ir pastoviai tobulėti. Taip. Tu pati esi dalyvavusi ir čempionatuose. Ką čempionatai atneša kaip meistrui? Iš tiesų čempionatai atneša išėjimą iš komforto zonos. Būnant čempionato zonoj, dreba rankos, širdis yra kulnuose ir dažnai kyla klausimas, ką aš čia veikiu, aš juk dirbau patogiai savo kabinete, turiu klientų, man to užtenka, bet labai yra smagu matyti tą meistrą kitom akim, matyti savo galbūt tai, ką tu laikėjai konkurentę, o matyti šalia sėdinčią ir viena kita iš tiesų palaikom. Ir galiausiai būkim kolegiam, ne konkurentėm, nes Lietuva maža, pasaulis mažas ir smagiau yra bendrauti, kurti bendrus projektus, nei pyktis. Kuo skiriasi darbas čempionate, kuomet dalyvauji, ir darbas savo darbo aplinkoje? Aš savo darbo aplinkoje visus darbus darau taip, kaip dirbčiau čempionate. Ir manau, dėl to ir šiai dienai tikrai džiaugiuosi savo klientų ratu, klienčių lojalumu
ir žygiuoju pirmin. O kaip galvoja, ar klientais atsižvelgia į meistrą, kuris dalyvauja čempionatuose ir kuris nedalyvauja? Ar tai duoda pridėtinės vertės iš kliento pozicijos? Galbūt ne visada klientai įvertina, ką tu veiki ir ką tu darai, bet daugelis klientų, kurie domisi ir tave seka, tikrai būna, sako klientė, mačiau, buvai, skridai, teisėjavai, kas ten vyko, kas ten bus. Daugelis klientų pastebi ir jiems atrodo, kad tu tikrai eini pas daug kompetencijų turinti meistrą. Tai galbūt ir gali toksai specialistas ir savo įkainius ar ne pasikelti procedūros, kuomet jisai daug dalyvauja, mokytojauja? Aš manau, kad tikrai taip, bet dažnai meistrai to nedrįsta padaryti, nes bijo prarasti dalį klientų, nes yra klientų, kurie tiesiog galvoja, man tu darai gerai už 20 eurų, kodėl aš turiu tau mokėti 30 eurų. Pakalbėkim apie tavo atliekamas procedūras. Tai antakių laminavimas, kam jisai tinka ir kuo šita procedūra yra tokia stebuklinga? Antakių laminavimas pagrinde yra tinkamas toms klientams, pas kurias antakiai tin veliasi, auga žemyn, plaukas yra linkęs garbanotis, tai laminavimą kartais vadinu ir kaip antakių tiesinimą, kuomet plaukeliai yra gražiai sušukuojami, jie įgauna gražią formą ir ilgalaikis efektas laikosi nuo 6 iki 8 savaičių. Bet ar iš tikrųjų šita procedūra yra kenksminga klientui? Visos procedūros yra kenksmingos, jeigu dirbsime su nekokybiškomis ir neprofesionaliomis priemonėmis. Bet kaip klientui žinoti, ar meistras dirba su kokybiškom priemonėm ar ne su kokybiškom? Gal turi kokį patarimą, kaip atrinkti tai? Ar išlaikymas, ar efektas pats po procedūros? Šiaip, jeigu yra neprofesionalus produktas, jisai irgi gali gerai laikytis. Kaip meistrui atsirinkti, aišku, vėlgi, turbūt pasidomėti. Yra toksai portalas, kur yra naudojami visi kosmetikos produktai, įsivedus pavadinimą, galima matyti, ar jisai yra sertifikuotas, notifikuotas, ar jisai yra saugus naudoti, nes šiai dienai klientas iš tiesų yra protingas. Jeigu meistrai yra linkę ar ne kliento sąskaitą pataupyti, tai aš dažnai sakau, pataupykit perkant didmeną vateles, bet netaupom ant kosmetikos priemonių. Ar galima sužaloti kažkaip tai antakius ar antakių odą su antakių laminavimu? Taip, žinoma, antakių laminavimo metu galima juos nudeginti. Jeigu oda yra itin jautri, jeigu antakių zonoje yra dermatitas, egzema, užtepus pirmąją medžiagą, kadangi tai yra šarminės kilmės produktas, jisai gali sudirginti odą ir atsirasti pažeidų. Bet klientai iš karto jau gali pamatyti tą odos pažeidimą, ar tai laiko einant atsiranda? Procedūros metu gali klientė jausti deginimą, gali jausti niežėjimą, tai tokiu atveju reikėtų procedūrą nutraukti. Ir nedaryti daugiau. Ir nedaryti tokios procedūros. Tai kaip alternatyva, ką tuomet klientai galima pasiūlyti, jeigu nori to laminavimo efekto, bet tiesiog oda nepriima, negali jo daryti? Šiuo metu mes turime daug dekoratyvinės kosmetikos priemonių, kaip antakių vaškas, antakių gelis, fiksatorius, kuriuos galima naudoti. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį, kad tai būtų produktas, kuris turi maitinančių komponentų, nes jeigu naudosime itin sausinančius plauką vaškus arba fiksatorius, plaukas išsausės, pradės skilinėti ir trukinėti. Tai irgi tai nėra labai gerai faktas plaukui. Tai tiesiog turi būti kažkokie maitinantis keratinas, argano aliejus, gali būti hialurono rūgštis, būtent komponentai, kurie atkuria plauko struktūrą. O jeigu klientės šviesūs plaukučiai ir reti, ar jinai gali darytis antakių laminavimo procedūrą? Visada žiūriu į plauko būklę. Jeigu plaukas yra itin plonas, tuomet nedarau. Bet šiaip šviesiaplaukės klientės mėgaujasi laminavimo procedūrą ir riebiaodės klientės mėgaujasi laminavimo procedūrą, nes dažas išsilaiko ilgiau nei šiaip įprastai be laminavimo. Tai su laminavimo procedūra kartu yra antakiai ir nudažomi? Taip. Ar tik tai palaminuoti? Procedūros metu mes atliekam ir dažymą, nebent klientė turi alergijų cheminiams dažams, tai tuomet dažymo būtent etapą praleidžiam, tai tuomet plaukas gaunasi natūraliai pakeltas, bet nėra pigmentacijos. Ar yra mitas ar tiesa, kad su antakių laminavimu, kuomet atlieki ir antakių dažymą plus papildomai, tai plaukelis ir oda išlieka ilgiau tamsesnė negu su paprasta antakių korekcija? Oda niekada neišliks ilgesnė, čia yra tokia tarsi apgaulė, mitas.
Tai iš tiesų oda maksimaliai išlaiko dažus 7, gal 10 dienų, bet ilgiau tikrai ne. Plaukelyje dažas taip išsilaiko jisai ilgiau, nes dažas yra įvedamas gilyn į plauko jau žievę, o kai dažome šiaip įprastiniais dažais, nudažom plauko išorinių sluoksnių, plauko kutikulį. Tai nėra tokių stebuklų, kur antakiai ilgai išliks tamsus ir oda tamsi, ar ne? Tikrai ne. Ar yra, kada negali klientas darytis antakių laminavimo? Jeigu savaitės eigoje buvo atliktos rūgštinės procedūros, cheminiai pilingai kažkokie, kurie išjautrina odą, tai tikrai rekomenduojama odai leisti atsinaujinti mėnesį laiko, kad nebūtų sudirgimų ir pažeidų odoje. Ir kaip dažnai rekomenduotum klientams daryti šią procedūrą? Dažniausiai klientams rekomenduoju taip. Pasidarom antakių laminavimą, maždaug po mėnesio gali kartoti dažymą. Dažnu atveju klientam taip pat naudoju ir botoksą, tam, kad pamaitinti ir atkurti plauko struktūrą. Ir tuomet dar po mėnesio vėl darom laminavimą kartu su dažymu. Vadinasi, kas maždaug 2 mėnesius. O ar tą botoksą klientais gali naudoti namuose? Galima, tai yra tiesiog kaip kaukė. Tai gali jos nusipirkti ir botoksą, bet paprasčiau yra turėti kažkokius maitinančius serumus, aliejukus, kurie dažniausiai būna parduodami su šepetėliu. Tai yra patogu naudoti, dozuoti, galima ir vakare prieš miegą, galima ir dienos eigoje, kada yra patogu. Agne, pati vedi ir mokymus. Ar daug merginų nori išmokti šių procedūrų, kaip antakių laminavimas? Prieš pandeminį jos laikotarpį buvo itin daug, bet pandemija truputėlį tą rinką prafiltravo. Už tai, kad tikrai mes, būnant meistrais, mums reikia ir individualių veiklų, mes esame pačios savo bosės, bet yra ir kita pusė. Esame ir valytojos, ir buhalterės, ir, žodžiu, viską turim susikurti. Ko visi kiti nemato, taip, ar ne? Tai labai iš tiesų pandemija parodė, kaip yra sudėtinga ir mes visuomet turime turėti, kaip dažnai sakau vyrui, juodai dienai atsidėję, vien dėl to, kad vieną mėnesį galbūt uždirbsi daug, kitą mėnesį mažiau ir mūsų darbo valandos nėra tokios, kad nuo 7 iki 5. Dažnai mūsų darbo valandos prasideda po pietų ir iki naktų. Tai ar daug merginų ateina mokintis antakių laminavimo? Iš tiesų rinka yra gana didelė. Ir norinčių yra taip pat, bet po kursų esam kažkada darę auditą, tai yra dirbančių meistrų apie 30%. Kodėl? Iš tiesų klausiam, kodėl? Taip. Tai aišku, yra motinystės atostogos, yra kas tiesiog suprato, kad ne man, taip, nepatinka, pabandė. Yra merginų, kurios tiesiog dėl savęs, kad savo mokėtų mamai, sesiai, draugiai, bet tikrai labai dažnai klientė sako, juk tiek meistrų yra daug rinkoje, ar ne, kur tu turi darbo. Tai iš tiesų visi randam savo vietą, randam savo klientą ir užtenka mums tos vietos pasaulyje. Nes galbūt vienos klientė neis pas kitą meistrę, o jos klientė neis pas kitą meistrę, ar ne? Tai merginos atvyksta ir tobulintis, ar ne? Tai investuoja, reiškia, į savo tos mokymus, nori atnaujinti žinias, ar daug tokių mokinių susilaukia? Iš tiesų, kvalifikacijos kelimo mokymai yra populiarūs. Nėra meistrai, kad pasibaigia vienus ir sėdi. Labai džiugu, kad meistrai keliasi kvalifikacijas. Labai dažnai mes esame žingeidus ir užsienio meistrams. Tai labai gera matyti ir aišku, po pandemijos yra daug online formatų, kuomet niekur nereikia eiti iš namų. Bet labai svarbu yra vidinis tobulėjimas ir mūsų kaip meistro kvalifikacijos kelimas. Ačiū, Agne, tau už pokalbį ir keliaukime į praktikos dalį. Keliaukime į praktikos dalį. Šiandien jums parodysiu, kaip atliekama antakių laminavimo procedūra. Pirmiausia, pradedam nuo demakiažo, nusivalome su putomis, riebalų ir makiažo priemonės bei visokius likučius. Putas taip pat privalome pašalinti vandeniu. Tepame pirmąją medžiagą, pirmąjį komponentą, jisai suminkština plaukelį ir pradeda jį formuoti. Suardo vadinamus disulfidinius junginius. Po pirmojo komponento naudojame antrąją medžiagą,
kuri plauką užfiksuos ir suteiks jam formą. Komponento laikymo laikas yra ne mažiau 7 minutės, nes būtent ties 7 minute pradeda dirbti pagrindinė sudedamoji dalis peroksidas. Paskirstome priemonę bei suformuojame plaukelį su šepetėlio pagalba. Antakį formuojame ne didesniu nei 45 laipsnių kampu, nes kitu atveju plaukas pasižeidžia. Prabėgus laikui, priemonę nuvalom taip pat drėgnu vatos diskeliu. Po antrojo komponento naudojame botoksą. Kas tai yra? Tai yra amino rūgščių ir mikroelementų šaltinis, praturtintas hialurono rūgštim, keratinu, argano aliejum. Taip pat aliejinės molekulės būtinai turi būti hidrolizuotos, tai negali būti vienas aliejus, už tai, kad jo molekulė yra labai didelė. Dėl to naudojame būtent hidrolizuotus produktus. Botoksą palaikom 5-7 minutės. Praėjus 5-7 minutėms vėl su drėgnu vatos diskeliu nusivalome botoksą ir pradėsime antakių dizainą. Su balta pasta pasižymėsiu antakio formą. Labai dažna antakių laminavimo klaida pertamsinti ir perjuodinti antakį. Dėl to visuomet rekomenduoju rinktis tono arba 2 šviesesnę spalvą. Antakių formą žymiuosi su balta pasta. Balta pasta yra riebaus pagrindo, dėl to jeigu kažkur dažas pabėga už trafareto ribų, ji dažo nepraleidžia. Antakiuose svarbiausia antakio apačia. Mes viršaus niekada neužgriežtinam. Dažnas meistras naudoja antakių pastą tam, kad išgautų gražias ir taisyklingas linijas, formas. Pasta suteikia grafiškumą ir aiškės ir taisyklingas, nepriekaištingas linijas. Antakių laminavimo metu galima dažyti tik tai su cheminiais geliniais dažais arba hibridiniais. Hibridiniai yra inovatiškiausi šiuo metu dažai. Hena dažais negalima dažyti antakių dėl to, kad henos formulė technologija yra džiūnant. Dažas, kai džiūna, jisai traukiasi ir taip įdažo plauką ir odą, o laminavimo metu mes plauką išplečiam. Tai tiesiog chemiškai nesusijusios technologijos. Kadangi pas mano modelį plaukas yra gana tamsus, tai tikrai jokiais būdais nenaudosiu tamsių spalvų, naudosiu laminavimo metu light browną, šviesiai rudą spalvą, vien dėl to, kad plaukas yra atviras, labai lengvai ir greitai geria pigmentą, tai tam, kad plauko neužjuodinti, visuomet rinkite tono arba 2 šviesesnę spalvą. Kadangi naudosiu hibridinius dažus, dažymo formulė bus labai paprasta, maždaug 4 lašai dažų ir truputėlį pila mažiau oksidanto. Tai 4 lašai dažų, 2 lašai oksidanto. Oksidanto kiekis yra mažesnis. Prieš miksuojant dažus juos suplakam. Kodėl dažas yra hibridinis? Už tai, kad kas yra hibridas, tai yra būtent cheminiam savybėm dažas susijęs su organiškom savybėm. Tai šiuos dažus, su kuriais dirbu šiandieną, į formulę įeina hialuronas ir argano aliejus, kad taip nepažeisti plauko struktūros. Dažų nesusimaišau per anksti, nes dažams oksiduotis užtenka iki minutės laiko. Jų veikimo principas yra itin greitas. Dažus pradėsiu aplikuoti nuo antakio uodegytės, nes antakio uodegytę mes dažniausiai mėgstam, kad jinai būtų ryškesnė. Dažų nereikia tepti storų sluoksnių, itin plonai. Dažą pagrinde tepu ties viduriu ir paskui su teptuko pagalba jį paleidžiu žemyn. Švelniai tapšnodama. Dažų laikymo laikas yra nuo 2 iki 10 minučių. Jeigu antakiuose yra proplėšos, apdžiūdamas dažas, galima jį sluoksniuoti ir toj vietoj dažas tampa ryškesniu.
Tai tiesiog, jeigu matot, kad dažas sudžiuvo ir norisi tos vietos ryškesnės, jūs galite vėl dažą aplikuoti iš naujo. Nudažius uodegėlę, keliauju link antakio priekio ir švelniu judesiu aukštyn retušuoju dažus. Jeigu yra labai stori antakio plaukeliai, ne laminavimo, bet šiaip dažymo metu, šepetėlio pagalba dažnai įspaudžiu ir net kaip tarsi Z raidė tą dažą, kad jisai dasiektų odą, įtapšnoju. Priekiu neužgriežtiname, jie turi būti arba tiesus, arba 1 milimetru eiti link nosytės šnervės, jokiais būdais nedarom vadinamo angry bird. Kuomet tepu dažus, juos visuomet dedu tik ant teptuko galo. Vėl pradedam nuo uodegėlės. Ir kaip matote, teptuką persukinėju, kaip piešiuosi viršų. Laikau į žemyn, kuomet keliauju link apatinės linijos, persuku tam, kad matyčiau trafaretą ir plaukelių augimo liniją. Ir dažą švelniai ištušuoju į viršų. Pirmasis antakis, kurį nudažiau, dažai truputėlį apdžiuvo, tai ten, kur atsirado tarpai arba yra proplėšos, galite pasluoksniuoti. Ir vėl ant viršaus švelniai užtepate dažus. Bet ne tik tepam, bet tuo pačiu ir švelniai papšnojam. Perteklį dažų pasišalinu su teptuku. Kadangi norime išgauti ombre efektą, priekiams užtenka keletos minučių, suvilgau su vandeniu ausų krapštuką ir sudrėginu, pasivalau. Valau su tokiu tarsi trikampiu, tam, kad viršus nebūtų taip pat užryškintas, nes mums antakiuose svarbiausia apačia. Kol laukiu dažų veikimo laiką, tai pradėsiu antakių korekciją. Antakių korekciją darau su Laikon firmos vašku. Pirmiausia, pratepsiu tas vietas, kur dėsiu vašką Laikono prieš depiliacinio aliejukų. Ką jisai duoda? Jisai neleidžia mums pašalinti per daug odos ir užtikrina gerą sukibimą su vašku ir plauku. Antakių vaškas užtikrina itin švarų darbą, tikslias linijas, pašalina net 0,5 milimetro ilgio plauką. Jeigu pas jūsų klientė yra perpešioti antakiai arba pas jūs pačią, tai antakio viršaus neleiskite meistrams depiliuoti, nes kadangi apačioje nebeauga plaukeliai, antakius atsauginti galima iš viršaus. Vašką tepame palei plauko augimo kryptį, plėšiame prieš. Jeigu dar liko antakių plaukelių, visuomet apinu su pincetu. Dažus nusivalome su drėgnu vatos diskeliu. Jeigu kažkur nenusidažė, dažus galima dažyti iki 3 kartų. Tai tiesiog susimaišom dažus ir dažom iš naujo. Su šukyčiu ir pinceto pagalba apžiūriu, ar neliko dar plaukelių, kuriuos reikės pašalinti. Procedūros užbaigimui naudojame drėkinančius komponentus, kurie uždarys plaukelį ir jį taip pat drėkins ir maitins. Komponentai ant plauko lieka, mes jų nenuvalome ir klientė jų taip pat neturėtų pašalinti artimiausia 6-12 valandų. Po procedūros namuose rekomenduojama antakių plaukelius drėkinti. Galima juos prižiūrėti specialiais serumais, aliejukais. Taip pat galima ir vaistiniais komponentais. Tinka ir migdolo aliejus, ricinos aliejus, tačiau svarbiausia, kad produktai būtų hidrolizuoti. Hidrolizuotas tai reiškia, kuomet molekulė yra išskaidyta. Dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu perkate migdolo aliejų, yra užrašyta, kad tai yra migdolo aliejus,
Bet jeigu užrašyta hidrolizuotas, tai reiškia, kad molekulė yra išskaidyta į daug mažų. Nes aliejaus molekulė yra labai didelė ir jinai tiesiog nusėda ant plauko ir jį apgaubia. O hidrolizuotas produktas, kuomet molekulė yra išskaidyta, jinai patenka gilyn į plauką, taip jį primaitina, pridrėkina ir skatina jo augimą. Kad klientės nepaleisčiau paraudusios, visuomet pamaskuoju. Dažniausiai tai darau kažkokiais konsileriais, kreminiam pudrom, kad suvienodinti veido atspalvį. Buvo gražulytė. Procedūra yra baigta, klientai po procedūros prašau, kad nešlapintų 6-12 valandų, nesilankytų soliariume, pirtyse ir baseinuose parą laiko. Taip pat rekomenduojama po procedūros naudoti drėkinančias priemonės, kaip įvairiausius serumus. Galima, jeigu norite išlaikyti ilgesnį laminavimo efektą, galima naudoti visokius fiksavimo gelius, keratinus, kad suteikti antakiam formą ir kad procedūra ilgiau išsilaikytų. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo laida Grožio principai ir iki kitų susitikimų.